Sveiki visi, aš filmuoju dar vieną video, kaip žaidžiu Minecraftą. Ir čia yra antras epizodas, kaip statau pirmąjį namą. Tai va, baigiau ties šitais langais. Ir, va, kaip matot, padariau juos, sugalvojau kaip. Tai va. Ir aš, va taip vat, pridėjau langus dar. Langus galit įdėti kaip norit. Ir dabar nuo laiptų. Va. Čia paprasčiausiai taip pat. Ir darot. Arba ne. Bet čia labai daug laiko užgaišau, kol sugalvojau, kaip laiptus padaryti. Nes jau tikrai daug pagalvoti reikia, kaip padaryti, kad būtų viskas gerai. Tai va. Ir dabar vis dar nėra viskas gerai, bet jau kaip ir geriau. Tai va. Gerai, tą sudėjai. Va. Ir va taip pat laiptai. Čia galima padaryti laiptus, pavyzdžiui, į kokį nors rūsį. Tai pavyzdžiui būtų, galite iš laiptų daryti, tada iš toliau šiek tiek, taip pat, arba nuo šono, va taip pat, tai va. Arba laiptus ir rūsį galima daryti visai. Kaip tik norit, vien žodžiu. Grindis galima daryti iš kokias noriu daryti, bet aš darysiu iš to eglės rąstų. Tai va. Dabar sudedu taip. Tai va. Šitaip. Ir gerai. Iškasiu pirmą gal. Ir dabar sudedu. Manau, darysiu daugiau dar namų. Gal nuo interneto nusižiūrėsiu. Gal šiaip kokį nors pats sugalvosiu. Tai va. O šitas yra mano sugalvotas, aš pats jį sugalvojau ir man jis labai patiko, kaip dariau. Todėl aš jį dažnai naudoju. Va, čia virtuvė gali būti, pavyzdžiui, šitoj vietoj. O taip pat. Šičia galima išgriauti, nes vis tiek čia nieko nebus. Antram aukšte. Tai vat. Virtuvė. Dabar taip. Crafting table čia. Ir va taip vat virtuvė. Prašiausia. Aišku, galima čia torčių pridėti, kad būtų apšviesta visaip. Pavyzdžiui, čia. Ir dabar padarysiu tokį kaip staliuką. Paprasčiausia. Kokį tai galima sugalvoti. Tai va. Šitaip ir šitaip. Gerai, ir dabar pasiemam signus, ženklus, lietuviškai būtų. Oi. Ir sudėm.
Gerai, o dabar stalas bus iš tvoros ir šitų dalykų. Va, taip. Gerai, o va šičia aš manau padarysiu tokį kaip skaityklą, nu ne tai kad skaityklą, nu padarysiu tą lentynas knygų. Tai va, dabar pasiemu lentynas, taip va, taip, dvi, čia ne kaip atrodo, bet nieko, čia staliuką padarysiu, vat, ir gėlių pasodins. Tai va, aišku, gėles galit sodinti kokias tik norit, aš čia pagal save ir taip dar galit įrengti kaip norit. Va, ir tai visai gražiai atrodo namas. Aišku, čia reikia pakeisti. Vat. Va. Ir čia bus tik tais pirmas aukštas. Ir antram aukšte bus miegamasis. Pagal viską. Vat. Ir galima daryti belenkur, bet aš darysiu per vidurį kambario va šičia. Va. Vat. Ir taip visai nieko atrodo. Nors ne, čia šitas. Ir čia galima gėles irgi pasodinti arba uždėti torčius. Bet aš pasodinsiu gėles. Va. Torčius šičia. Ir to šviesos pakankamai užtenka. Čia galima va taip pat padaryti, tipo skaityklą. Tipo. Vat. Taip. Nu ir čia, pavyzdžiui, kokį nors, nežinau, suoliuką galima uždėti arba fotelį vieną. Tai va. Ir va. Visai gražiai išeis namas. Tai va. Tai va, namas. Tikrai gražus. Išėjo. Kiemą, aišku, irgi galima įrengti ten dar visokių dalykų. Galima daugiau langų pridėti. Ir bet iš vidaus gal gražesnis negu iš išorės. Tai va. Tai va, pabaigiu šitą video. Laikinkit, prenumeruokite, komentuokite, šerinkit ir viso gero.